Na ką, labą dieną, mes šiandien su Luku atvykome pas Mantą į studiją ir atsivežėme visiškai naujus, dar karštus Samsung Galaxy S24 serijos telefonus. Tugi turi Samsungus, ar ne? Turiu, bet aš turiu Ultras. Aš naudoju Ultras. Galiu Ultra. Vis tiek Samsungus pažįsti. Pasakyk, ką čia naujo matai iš pirmo žvilgsnio? Gerai, remelis matau rimtesnis. Titanas, ne, tai aš galiu su nagu prabrėžti. Pabandyk. Tada matau, kad nėra to 5 sienų ekrano. Kažkodėl grįžom prie vienos sienos ekrano, ne? Tas, kur lenktas būdavo aplink visą. Čia į gerą ar į blogą? Man gera. Man daugiau problemų pridarydavo gyvenime, negu padėdavo. Girdėjau, bus naglas AI, protingas AI, kur tau nebereiks pačiam photoshopint ir kitaip editint nuotraukų, galėsi paprašyti AI ir jisai padarys tai už tave. Ir ne tik su nuotraukom, bet ir su daug dalykų galėsi tiesiog paprašyti AI. AI. Labai juokingas tas AI. Aš tai DI labiau mėgstu. DI, ne? Dirbtinis intelektas vis dėlto lietuviškai. Nu, gerai. Likime prie... Galim taip. Nu, matas kieno žmona lietuvių kalbos. Bet šiaip tikrai, akcentas yra dirbtinis intelektas, nori Samsungas parodyti naujas dirbtinio intelekto funkcijas. Ir kamera čia yra tik viena iš funkcijų, yra labai daug funkcijų. Ir ne tik nuotraukų redagavimas, kaip tu minėjai, bet yra ir jau pačiam pats ISP. Mums jauniems žmonėms. Pats ISP, tai vaizdo apdorojimas vyksta jau naudojant dirbtinį intelektą, bet to yra eilė papildomų dalykų, apie kuriuos tikriausiai dabar nuosekliai pakalbėsime. Turim dubenį ir jame turime 3 situacijas, kurias išgelbėti, išspręsti padės Samsungo dirbtinis intelektas. Tikėkimės. Prašom Mantui pirmą mūsų įvykdyti ir padaryti. Čia užduotis, kurias naujas Samsungas mums padės išspręsti geriau. Bendrą kolektyvo nuotrauką iš darbostogų darėte jūsų telefonu, nes puikiai fotografuoja. Keli kolegos, turintys kitokius telefonus, prašo ją greičiau atsiųsti, nes nori pasidalinti socialinėse tinkluose. Kaip naujoji telefonų serija Samsung S24 gali padėti išspręsti šią situaciją? Užuominas reikia man. Dalintis. Ne, gerai, dalintis aš tą žinau. Quick share, ne? Panaši funkcija buvo ir pas senąją. Quick share, šitas buvo. Taip pat vadinasi. O tai dabar praplėtėm gal ratą ir galim su visais dalintis, net ir tie, kurie Samsungą neturi. Teisingai. Atspėjau? Taip, šunuolis. Draugė Instagramo storiuose giriasi naujai rengtais namais. Jums patiko jūsų užuolaidos, tačiau negalite klausti, kur jas pirko, nes vėliau draugė kaltins, kad kopijuojate interjerą. Kaip naujoji telefonų serija Samsung S24 gali padėti išspręsti šią situaciją? Aš žinau, tai yra Circle to Search. 2 sekundės Arnoldui prireikė atsakyti šitą klausimą. Tai yra nauja dirbtinio intelekto paieškos funkcija. Nauja dirbtinio intelekto... Štai aš dabar, kadangi pas mane jau nustatyta, aš galiu pasimti tą nuotrauką, kuri buvo, pavyzdžiui, ir paspausti paieškos dalyką, apibrėžti. Reikia paspausti apatinį vidurinį mygtuką. Jo, kai nustatyta jau tas. Ir apibrėžti. Ta panaši funkcija buvo ir anksčiau, bet dabar dar paprasčiau, kad nereikia net žymėti, gali tiesiog rutuliuku apžymėti ir tau išmeta... Apibraukęs bet kurią ekrano vietą, nesvarbu, ar tai tavo nuotrauka. Užrašus ir atrask, jeigu yra šitas dalykas internete, jį atras. Labai daug pasirinkimų. Ir 3, 2, 1. Turite daug nuotraukų su buvusia antrąją pusę. Yra buvę. Norite jomis pasidalinti Instagrame, nes atrodote puikiai, tačiau nebegalite, nes ten yra jūsų ex. Kaip naujoji telefonų serija Samsung S24 gali padėti išspręsti šią situaciją? Aš žinau. Atsisimti Tinderį ir pamiršti buvusią. Ir prisidarai naujų fotkų. Kol dar turim 10 sekundžių. Anksčiau tai būdavo spręs, kad tiesiog nukropini čia ir lieka plaukai. Man tas ką tik ant tavo peties. Bet aš žinau atsakymą ir ta funkcija vadinasi Generative Edit. Generative Edit? Taip, nuotraukos redagavimas. Taip, aš parodysiu. Tuoj palaukit, padarau jūsų nuotrauką dviejų. Padarom. Tu būsi X, aš būsiu ne. Gerai, kuris X? Glausčiau bišmėliau. Glausčiau bus.
Gerai. Va, tu būsi X. Tu būsi X, gerai. Reikia paspausti šitą apačioje. Jo, tą generative. Tas į raidelį apačioje. Ir išmes pasirinkimus. Taip, sekundę palaukiu, paspaudžiu objektų trynimas, pasirinku mantą, tiesiog paspaudžiu pirštų mantą. Iš savo gyvenimo ir ištrinti. Ir sakau, ciao, bye bye. Dabar iššūkis Mantui. Norim išbandyti dar vieną Samsungo naują funkciją ir Mantui reikės paskambinti į Paryžių ir pamėginti užbukinti viešbutį mums trims olimpiados laikotarpiu. Tai dabar tai reikia surinkti numerį viešbučio, skambinti ir naudotis automatiniu live translation, kuris yra nauja funkcija. Žiūrėsim, kaip jisai veikia. Jeigu veikia. Aš šneku angliškai, su manim šneka prancūziškai, man automatiškai verčia anglų kalbą ir mes tai bendraujame, ne? Taip. Tai paklaus, ar Eifelio bokštas matos? Aha. Ar turi tualetą? Turi matyti. Ar turi tualetą arba bidė? Kas labiau? Bidė Ai, tai tau tualetas ir bidė daugmaž tas pats, ar ne? Bidė veiks. Ar turi tualetą arba bidė? Žinok, turi tualetą tikrai. Skambins Mirica, ne? Jaučiu, atpažins iškart, kad aš neįpirkčiau jų kambario iš balso. Is this Paris Ritz? I will speak to you in English. Can you speak with me in French? I'm using a translator. Yes. Is every room equipped with a bidet in your hotel? Non, pas toutes les chambres. Il y a certaines qui ont un bidet, certaines qui ont une douchette. Not all the rooms. There are some candidates that there is a duchette. Oh, perfect. Okay, and the last question, do you see Eiffel Tower from any of the rooms? Uniquement sur les chambres qui sont côté jardin au 5e et au 6e étage. Only on the rooms that are on the 5th and 6th floor gardens. Okay, perfect. I'm really grateful for the conversation and for sticking with me and trying my translator. So thank you very much. I'll call you back about the rooms, okay? Avec plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. With pleasure. Thank you very much for a good day. Oh, thank you very much. Yes! Nu va, o kas sako, kad prancūzai nemalonūs žmonės yra? Užfiksuojam, kad užduotis įvykdyta ir šiaip veikia visai neblogai. Žinai ką, prasme, dabar ta funkcija buvo kaip ir nereikalinga, nes žmogus puikiai šnekė angliškai, bet tikrai galima skambinti, jeigu tu keliauji, pavyzdžiui, aš Lenkijoje keliavau aną vasarą ir tikrai yra vietų, kur skambinau ir nešnekėjo angliškai niekas, tik lenkiškai, tai šita funkcija būtų idealiai. Lenkų kalba beje turi. Ir gerai čia lenkų, anglų, prancūzų, bet tu gali su... Prancūzijai tai labai gerai su korėjiečiais susišnekėti. Tu gali su korėjiečiais susišnekėti. Ir galų gali aiškiai pasakyti, kad be krevečių. Pirmas žingsnis į idealų telefoną, kuris kalba tą kalbą, kurią turi kalbėti. Stovim susikabinę su robotais ir jau mes draugai jau esam. Kokios dar funkcijos įsiminė įstrigo, kurių mes dar neturime? Aš noriu pakalbėti apie tai, kas man aktualiausia yra batareika. Nauji Samsungai S24 ir S24 Plus padidino savo elementų galę. Talpą, teisingai. Atitinkamai 4000 - 4900 mAh. O Ultra netgi iki 5000. Tai ir plus optimizavo baterijos išnaudojimą, dėl to jį laikys dar ilgiau. Video galima žiūrėti apie 30 valandų, o muzikos klausyti 95 valandas. Wow, čia kaip per matematikos egzaminą pavarėjai. Aš rinkuosi tuomet ekrano ryškumą, nes jisai dabar padidėjo visai įspūdingai nuo 1750 nitų, kuriais matuojamas ekrano ryškumas, iki 2700 nitų. Taip, jei neklystu. 50%. Na, beveik. Man tai gerai su matematika. Žodžiu, tiem žmonėm, kurie mėgsta vasarą būti su telefonu, pavyzdžiui, skaityti knygą ir galima nesijaudinti, kad švies saulė į ekraną, nes vis tiek matysi, kas, nes labai ryšku, čia tikriausiai galima pasišvies bus ekranu šitaip. Beje, Ultra dar gavo ir naujo tipo Gorilla Glass Armor stiklą, kuris mažiau bražėsi, bet svarbiausia turi mažiau atspindžių. Gerai. Tau Arnoldai 30 sekundžių. Kameros, atsiprašau, apie kameras visada kalbam. Taip, gerai, techniškai tiek S24, tiek S24 Plus kameros liko tokios pačios, bet labiausiai čia didžiausias pokytis yra dirbtinio intelekto valdymas. Dirbtinio intelekto SP leidžia naktinės nuotraukas daryti daug geresnės, tačiau man įdomiausias yra Ultra. Dabar čia yra dvi kameros darančios artinimą. Viena yra 3 kartus artinanti optiškai, kita 5 kartus optiškai artinanti. O kadangi pagrindinė kamera yra didžiausi 200 megapikselių ir jinai 2 kartus vaizdą artina
be jokių nuostolių, nes, na, kiek ten sumažėjo raiška. Ir reiškia, jisai turi taip vadinamą quad zoom technologiją, gali vaizdą artinti be nuostolių 2, 3, 5 ir 10 kartų. Aš jau nekalbu apie tai, kad 100 kartų artina skaitmeniniu būdu. Mano laikas tikriausiai jau baigėsi, ar ne? Taip. Gerai. Tvarka. Tai gerai, Hebra, ačiū, kad atėjot. Aš labai tikiuosi, kad jūs paliksit kažkurį vieną iš tų 3 prietaisų man. Nes negražu ateiti su sausainiais ir išsinešti sausainius. Aš iš tikrųjų savo pavydžiu, nes aš turiu šitą telefoną savo rankose. Ir pavydžiu jums, nes jūs galėsite jį įsigyti.